Sveiki visi, aš esu Marija Vanagaitė ir čia yra Astronova podcastas. Šiandien mūsų ciklas sužinoti daugiau apie jaunimo įsitraukimą į sportą ir kiek iš jų sportuoja ne tik kūno kultūros pamokose. Perduodu eterį Gretai. Sveiki. Sveiki. Noriu jūsų paklausti, ar jūs kada nors turėjot patirčių su sportu? Jo, žinoma, tikrai ilgus metus žaidžiau krepšinį, žaidžiau rinktinę, taip pat sportavau sporto salėje. Tai patirtis tikrai didelė. Kaip tu Smiltė? Taip, tai aš irgi sportavau. Badmintoną ilgus metus žaidžiau, pats dviračiu važinėdavau. Tai jo, tikrai yra patirties. O ar dabar tai sportai susiiminėjot, ar kažkaip pasibaigė po to laikotarpiu? Na tai kai prasidėjo studijų metas, tai šiek tiek laiko nebėra sportuoti, tai tas sportas jau liko nuošaly. Jo, tai man badmintoną taip pat baigiau, o taip dabar tai vasarą važinėjau dviračiu. Aš šią vasarą nelabai važinėjau. Labai faina girdėti. O jūs kada nors susiduriat su, kai jūs esat kokioj rungty ar kokioj sporto šakoj, kad jūs tiesiog nusiviliat savo galimybėmis, ar jūs tiesiog toliau kovojat? Nu, bent jau man tai visi pralaimėjimai suteikia tik daugiau motyvacijos, nemėgau tobulėti. Tai man tai nėra nusivylimas. Taip, visiškai pritariu Rimvidai. Tai šitą klausimą. Aš irgi pritariu. Visą laiką pralaimėjimai visą laiką suteikia galimybių augti, tobulėti ir toliau siekti tikslų. Ačiū, kad susitikome. Ačiū jums.